platus keturratis, sportinis keturratis, su tokiu turi tiek priekį, tiek gale apsaugas, ant jo galima drąsiai vienkę pastatyti. Dvinkė. Man atrodo šiaip, kad šakės išlaužytos lengvai, bet labai įdomus lenkimas, bet išplatinta bazė. Baterija jau turi tokią dėžę, kurią galima ir išimti. Nemeluosiu, pasistengti reikės, nes svorio tikrai nemažai. Bet, kuom yra gerai, jūs visą tą dėžę galite nusitemti pas save kažkur, kur šiltai. Gearbox oil change. Pirmą kartą po 3 mėnesių pakeisti, antrą po 6 mėnesių, trečią toliau nebekeisti. Taip, galas irgi toks pat amortizatorius stovi, bet čia yra irgi reguliavimas. Pasukam raktelį. Monitorius. Tai reiškia 60 voltų, rašo kilometražą, rašo greitį, kad jūs pasirengę važiuoti ir pačią bateriją. Į priekį atgal. Signalas, kad galėtumėt prasinešti, kad važiuojat, yra svarbiausia, kad galima reguliuoti greitį. Va, ten yra spinelė, kur galite pasisukti ir, pavyzdžiui, vaikui ištraukus tą raktelį, tai yra jūs ištrauksit, vaikas negalės važiuoti nustatytų greičių. Dega šviesos, amortizatoriai reguliuojami, bet tikrai, sakyčiau, rimti, gan sudėti. Hidrauliniai stabdžiai, tiek priekį, tiek gale. Šarnyrinė važiuoklė, aišku, šarnyrinė visada dažniausiai būna. Pas mus bent jau mes stengiamės, kad jinai būtų. Gale 2 hidrauliniai stabdžiai, variklis 1500 W, reduktorius stovi su diferencialu. Šiandien vėl naujas keturratis. Kai kada žiūrėsit, jau turbūt jis bus nenaujas. 1500 W keturratis, 8 colių ratais. 60 V, 32 Ah baterija. Tikrai nemažai čia yra. Jį galite rasti mankius.lt parduotuvėse, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Prieš pasiskambinkit, prieš tai atvažiuoja, nes kartais būna, kad išvažiuoja greitai, taip pat parduodam, paskui atstatom, tai kad žinotume tiksliai. Ir visoje Lietuvoje mankius.lt paskambinkit, užsakykite, pagalvokite ir gausit.